Pradėjau Agrorodeo dirbti, būdamas antram kurse, studentas, jaunas, žalias. Aš atsimenu pačias pirmas savaitės. Atrodė, lyg esi tornado viduje. Kai atėjau, visiems sakiau, kad labai greitai mokausi ir po kelių mėnesių jau būsiu savarankiškas, tvirtas darbuotojas. Tačiau vadovai iš karto sakė, kad šiai pozicijai reikia 2-3 metų. Panašu, kad jie vis dėlto buvo teisūs. Bet kas ateina su atvira širdim ir noru dirbti ir eksperimentuoti, visi yra pas mus laukiami ir mes jų visur ieškom. Agrorodeo, laba diena. Esu biuro administratorė, kaip kai kurie vadina įmonės veidas. Esu atsakinga už supirkimą lietuviškų grūdų visoje Lietuvoje. Kompanijoje Agrorodeo dirbu pardavimų vadybininku. Mano pareigų esmė yra tiek pardavimo, tiek pirkimo kontraktų sudarimas, kainų paruošimas su supirkimo skyriui, rinkos krypties nustatymas, balanso analizė. Esu finansinės analizės, rizikos valdymo skyriaus vadovė. Iš esmės, aš biržoje draudžiu ūkininkų grūdus. Esu supirkimo skyriaus vadybininkas. Mano tikslas yra supirkti grūdus už geriausią kainą. Čia yra mano svajonė įmonė. Ilgai ieškojau ir galiausiai atradau. Ir tuo kiekvieną dieną džiaugiuosi iš naujo. Jau 10 metų mes gyvuojam. Mes pradėjom nuo pačio paprasčiausio dalyko, tai yra tarpininkavimas arba kitaip vadinamas brokerinis darbas. Bet pusę metų bėgy mes pasidarėm ganėtinai dideli ir visi mūsų partneriai, užsieniečiai visi norėjo, kad mes būtume jau ir tiekėjais jau. Jaunas žmogus atėjęs čia, jisai gali mokytis, tobulėti, o tada jau mes iš jo laukiam jo kūrybos. Kad jis parodytų mums savo kūrybą, savo džiazą. Robertas yra šios įmonės įkūrėjas. Tai yra unikali asmenybė mūsų įmonėje. Kadangi kasdieniam įmonės darbė yra labai svarbus, kaip sakyti, darbuotojų susižaidimas kartu. Mes dirbam išvien, mes esam vienas kumštis, mes esam didelė jėga. Ką aš duodu ir kiek aš stengiuosi dėl įmonės, viskas būna atsilyginta man net su kaupu, galiu pasakyti. Įdomus darbas. Labai įdomus darbas. Čia esmė, kad labai daug dinamikos. Per dieną ten 250 automobilių į uostą išvažiuoja, ten 100 vagonų per metus tenais iki 100 laivų pakraunam. Tai nežmoniški greičiai ir dirbi ir mėgaujies to. Ir jeigu tau patinka užsienis, tu turi galimybę keliauti, važinėti ir bendrauti tą kalbą, kurią tu moki. Daug skyrių, kur yra reikalingi žmonės, tiktais reikia parodyti iniciatyvą ir tą žingeidumą. Įmonės politika, jinai yra tokia, kad tiesiog nenori, jog jaunimas išvyktų į užsienį. Čia gauni visą tai, ką gauni ir užsienį. Ir aš tikiu, kad šito įmonėje dar galima augti ir augti ir augti. Iš tiesų, keisti įmonės aš nenoriu, todėl kad šitoje įmonėje aš galiu realizuoti save. Yra visos galimybės grinai save atskleisti. Kuo daugiau reikia? 5-10 metų laikotarpį. Mes kaip įmonė maksimaliai investuosim į komandas, į žmonės, į vystymą, į žinias. Maksimaliai turėsim pritaikyti technologijas. Plėtrai ir vystymuisi tik reikia žmonių, gabių, atvirų, talentingų ir mes galim daug ką padaryti.